kai ekleziologija pakeičia geopolitiką, kai galbūt yra tokia iškyla grėsmė sunaikinti mūsų identitetą, tačiau mes turime užkirsti tam kelią ir be abejo dalintis patirtimi. Ir jūs žinote visus kanonus, pavyzdžiui, kanonas 28 Konstantinopolio ir kiti kanonai, tai šitie kanonai konsolidavo visą mūsų stiprybę ir iš tikrųjų įtvirtino autoritetą ir istorinėje ir ekonominėje retrospektyvoje. Mes suprantame, kad tai buvo absoliučiai naudinga, reikalinga ir tai mus atveda prie šiuolaikinės ekleziologijos. Ir tokiu būdu mes ir sakome, kad ir Konstantinopoliui buvo suteiktos tos pačios teisės kaip ir Senajai Romai. Tai ir reiškia, kad buvo tas sudarytas naujas darinys. Ir tokiu būdu mes, aišku, konferencijoje mes išklausysime su jumis kolegas ir iš kitų šalių, ir iš Ukrainos. Ir, kaip jūs žinote, 2018 metais gruodžio mėnesį vyko susirinkimas tam, kad būtų pripažinta nepriklausomybė Ukrainos bažnyčios. Ir tas sprendimas be jokios abejonės turėjo didžiulės pasekmes ir labai į tokią stiprią kanoninę reikšmę. Ir kritinis klausimas yra toks, ką iš tikrųjų reiškia kanoninė tvarka. Nes, aišku, istorijos metu buvo įvairūs labai radikalūs požiūriai ir mes tą suprantame. Ką tai reiškia žmonijai, ką tai reiškia bažnyčiai. Ką tai reiškia stačiatikiams. Ir jeigu mes kalbame apie savotišką tiesos ministeriją, kuri parūpina mums mūsų sielos tyrumą, tai mes iš tikrųjų tuo ir remiamės. Ir be abejo, mes negalime būti atskirti nuo šitų pažiūrų. Tai yra tradicinis supratimas, tradicinis suvokimas teisės, kanoninės teisės, kanoninių reikšmių, kad mes turime nukreipti žmogų į Dievo karalystę. Ir turime dirbti išvien mūsų komunos, mūsų bendruomenės labui. Ir labai tikiuosi, kad taip, kad mes nenusileisime iki diskusijos, kuri bus tik tai persipinta tik tai legaliais terminais, bet kalbėsime iš širdies. Kaip ortodoksai krikščionės, mes aišku, kad branginame savo turimas demokratinės laisves ir mes turime prisimti tam tikrą atsakomybę, humanitarinę, egzistencinę atsakomybę. Mes nesame tiesiog administracinės autoritetas, kuris yra tiesiog pasaulietiškas, bet mes nešame atsakomybę kovoti su neteisybė, siekti dialogo, užkirsti kelią agresijai, kurti tiltus ir aišku, kad jurisdikcijos pokyčiai tam galėtų padėti. Aišku, istorija rodo mums ką kitą, kad nėra aiškių procedūrų, labai dažnai stokojama ryžtingumo ir nenorima kažkokios konfrontacijos, nenorima išsakyti savo nuomonės, nenorima kartais apginti tos tiesos arba tiesiog nesugebama. Tai be abejo, mes suprantame, kad visgi mes turime tą atsakomybę nešti. Ir visa tai taip pat yra aktualu pasaulietinėms vyriausybėms, kurios nori neutralizuoti geopolitinius iššūkius. Ir tuo atveju mūsų interesai sutampa. Reziumuojant, ar kanoninė tvarka tarnauja gyvybei, ar apriboja ją, įneša apribojimus. Aš manau, kad atsakymas yra tiesiog mūsų kasdienėje tvarkoje ir jis atsiskleidžia, kad ekleziastinė
mūsų bendruomenė yra iš tikrųjų susvetimėjusi, ji yra sužeista, traumuota ir turi labai daug klausimų, iškilusių klausimų, į kuriuos kol kas nėra atsakymų. Ir aš manau, kad mes turime be abejo imtis veiksmų, mes turime kritiškai apžvelgti šią situaciją, sąžiningai patys atsakyti savo į šitos klausimus, ne ideologiškai, ne biurokratiškai, ne kažkaip pagražinant, bet aš sakyčiau tiesiog lengvai, aforistiškai. Tai būtent per šią prizmę mes galime pasižiūrėti į jurisdikcijų pasikeitimą. Nes iš tikrųjų, kaip aš jau ir sakiau apie žodžių jurisdikcijos reikšmę, kad mes per žodį jurisdikciją galime suprasti, kaip mes visos žmonijos istorijos metu, tos šimtmečius, kaip mes išlikome, kokia buvo mums prasmė, koks buvo, kaip mes siekėme Dievo ir tiesiog kokia buvo mūsų ta kelionė. Nes iš tikrųjų, kai pasikeičia žodžio jurisdikcija reikšmė, kaip ir šios konferencijos pavadinime, taip mums atrodytų, kad skamba kaip teisiškai, bet pagrindinė reikšmė visgi apibrėžia visai ką kitą. Tai iš tikrųjų mes suprantame, kad istoriškai buvo tam tikras taškas, kada įvyko labai svarbus pokyčiai. Ir tai atveda mus prie ir Ukrainos bažnyčios. Ir viskas, aš sakyčiau, organizuota aplink tris pagrindinės atramas. Ir pirmiausia, mes turime visada reaguoti į žmogišką tragediją. Pavyzdžiui, tai, kas nutiko 1054 metais, mes negalime to pamiršti. Tai turėjo didžiulę įtaką ir visame pasaulyje. Ir be abejo, negalima ginčytis, kad lokalizavimas bažnyčios irgi lėmė jos legitimizavimą. Ir tokiu būdu problema pakankamai opi, sudėtinga, pavojinga, transformavo į nacionalinį ekskliuzyviškumą ir identifikavo tai, kuo mes galime džiaugtis dabar. Nacionalinį identitetą, ekleziastiškumą. Šiais laikais yra tam tikras etnofilatinis sumišimas Ukrainoje, nes 1596 metais irgi labai stiprus istoriniai pokyčiai irgi mums sukūrė uniją. Ir tai yra Brestos unija. Ir tai yra labai svarbu, lygiai taip pat mūsų sąsajoms su šiandieną. Taigi, žmonės iki šiol jaučia to įtaką. Ir įtaka, pasirodo, buvo didžiulė. Ir iš tikrųjų, kas įvyko? Įvyko susiskaldimas, buvo netgi atskirtos šeimos. Ir iš tikrųjų, tai tikrai labai traumavo mūsų bendruomenę. 2018-2019 metais taip pat įvykiai jie irgi labai svarbu vaidmenį turėjo ir tokiu būdu mes turėjome tokią priešpriešą Konstantinopolis arba Maskva ir mes turėjome rinktis diplomatinėje terminologijoje. Klausimas buvo, kam priklauso bažnyčia ir iš tikrųjų iki šiol tas klausimas iškyla. Ir mes suprantame, kad žmonės, kurie ateina kiekvieną sekmadienį į bažnyčią, jie neša ten savo skausmą. Ir jiems
yra labai svarbu atnešti tai, dėl ko jie nerimauja Dievui. Ir tokiu būdu mes suprantame, kad taip egzistuoja diplomatija, egzistuoja ir įvairios taisyklės. Ir tos diplomatijos pagalba mes galime pradėti galbūt užgydyti tas žaizdas, kurios atsivėrė pastaruoju metu. Ir mes matome, kad yra va tokios žaizdos, kraujuojančios žaizdos mūsų bendruomenė dėl tam tikrų priimtų sprendimų arba dėl sprendimų, kurie turėjo būti priimti. Ir tas užgyjimas žaizdų, be abejo, jis yra reikalingas. Bet kaip jis gali įvykti? Mes turime visi imtis veiksmų, nes būtent tai yra labai sudėtinga. Tai yra vidinis procesas, ne tik politinė strategija, ne tik sinodinis principas. Jeigu mes įrodome, kad bažnyčia gali iš tikrųjų kraujuoti ir turėti tokias žaizdas šimtmečiais, mes suprantame, kad mes turime ir potencialą užgydyti tas žaizdas ir privalome tą daryti. Ir tie, kurie siekia taikos, taikdariai, jie turi pasitarnauti šitame procese ir be abejo mes to labai tikimės. Aišku, tas yra labai sudėtinga. Ir kaip mes žinome, bažnyčioje įvyko įvairūs pokyčiai. Turbūt tai yra radikaliausias ekleziastinės istorijos momentas, kai taip kaip skizmos gali atskirti kūną, taip gali atskirti ir mūsų supratimą apie bažnyčią. Ir tai akumuliuojama su laiku ir labai dažnai nuodija tą, kuris mato šios procesus. Labai dažnai tie, kurie prieina prie sprendimų prieimimą, jie jau būna apnuodinti. Ir iš tikrųjų tai yra ir terminologijoje, ir mes tą matome, kad kartais tai yra netgi dar efektyviau negu pasaulietinė tvarka. Ir tokiu būdu mes matome ir jurisdikciją stačiatikių bažnyčios. Ta jurisdikcija buvo įpinta į labai įdomų paradoksą arba fenomeną. Tai yra kanoninė kategorija funkcionavimo, organizuotos komunos arba bendruomenės. Ir mes matome, kad jurisdikcinė galia funkcionuoja šiandien kaip geopolitinės įtakos variklis. Ir tokiu būdu tai jau nukreipia iš vis jurisdikciją nuo jos fundamentalių pagrindų. Paradoksas yra tame, kad kuo labiau ji yra reikalinga, tuo mažiau ji yra įpinta į ekleziastinės diskusijas. Daugiausia mes diskutuojame apie ekonomiką ir čia aš kalbu ne tik apie finansus. Tai yra ne tik valdymas arba matematika, arba paskaičiuojant pelną, bet iš esmės pasaulis labai giliai yra giliai priespaudoje. Visas pasaulis yra priespaudoje to krūvio, kurį jis turi nešti. Ir vietoj to, kad mes tiesiog turėtume paprastas taisyklės, lengvas, kuriom būtų lengva vadovautis, ne, mes turime va tokį sąmyšį ir tokią naštą.
Tačiau reikia pajungti kartais ir kūrybiškumą, nes labai dažnai šis principas, jurisdikcijos principas, kai jis yra taikomas, jis kartais gali atnešti daugiau nenaudos, būtent kurios mes iš jo tikimės, o daugiau kažkokių nereikalingų pokyčių arba netgi pakenkti. Ir iš tikrųjų tiesiog mums nereikia pamesti to konteksto, mes turime į jį atsiremti. Dabar žodis sabaf ir jo mes jį pakeitėme žodžiu kanonas, taip jį. Ir tai mūsų šiuolaikinėje jurisdikcijoje, kaip mes ir diskutuojame, ir pavyzdžiui, Ukrainoje, tarp Konstantinopolio ir Maskvos, čia, kaip aš jau ir sakiau, mums reikalingas tas atidus suvokimas žodžio jurisdikcijos ir jos reikšmės. Ir galbūt ir trūksta to arbitraškumo, galbūt mes suprantame, kad šis procesas yra neidealus ir jis iš tikrųjų transformavosi be meilės ir tokiu būdu bažnyčia to nepalaikė. Nes identifikacija tikėjimo turi visada transformuotis, atgimti į kažką didesnio. Tai kaip aš jau ir sakiau, transformacija pakankamai skaudi ir klerikai jau neteko savo balso ir kanoninėje kazmėje įvyko tam tikra konfrontacija ir teoriškai, jau netgi pagal teoriją tai jau buvo nebepriimtina. Tokiu būdu per prizmę dvasinės realybės mes žvelgiame dabar į šias bendruomenės, tačiau norėtume žvelgti per meilės prizmę, per tikėjimo prizmę ir mes suprantame, kad tokios šiurkščios sąlygos sukūrė galimybę bažnyčiai reaguoti ir reikėjo 2018 metais reaguoti ir ta reakcija buvo susijusi ir su ekonomika, kaip aš jums jau sakiau. Nes iš tikrųjų, kai mes jurisdikciją naudojame tik tai kartais savo kai kuriems sprendimams pasirinktinai, kurios yra politinės, geopolitinės arba kurie yra politiniai, geopolitiniai arba susijęs su ekonomika, tada mes prarandame jautrumą, mes prarandame visą aišku matymą situacijos. Legitimi ekonomika, čia irgi labai svarbu apie ją pakalbėti, nes tas kriterijus ekonomikos, jis tampa svarbus, jis atveda mus prie tikėjimo, prie atpildo, prie šviesos ir iš kita vertus, labai dažnai ji panaudojama neteisingai tam, kad užtikrinti stipriųjų teises. Ir Ukrainos bažnyčios atveju reikėjo atkurti lyderius, schizmatinius lyderius į kanoninius lyderius. Ir tuo pačiu metu tai generuoja tam tikrus klausimus. Ir istorija be abejo turės į tai atsakyti. Ir istorikai ir istorija užduos tos klausimus vėl ir vėl. Taigi bažnyčiai reikia nuspręsti. Ir kai sprendimas yra priimamas, mes turime suprasti, kad bus ir pasiekmes. Bažnyčia turi ir tokią
Bažnyčia suvokia nusidėjėlį, kad jis gyvens ir toliau, kad bus atleistos visos jo nuodėmės ir kad bažnyčia padės jam ateiti į Dievo karalystę. Ir svarbiausia, kad bažnyčia kaip mama, pagal tą maternalųjį principą, įtrauks visada žmogų, o ne jį atstums. Ir čia kalbame apie, pavyzdžiui, subordinaciją lokalioje bažnyčioje. Vietoj inkarnacijos apleromos mes kalbame apie visai kitus dalykus, apie kuriuos mes diskutavome Ukrainos bažnyčios kontekste. Kaip aš jau sakiau ir anksčiau, nesvarbu, kad oficialiai 1872 metais įvykę įvykiai leido mums kritikuoti eretikus, bet vis tiek kriterija geopolitinio, ekleziastinio pagrindo išlieka labai svarbi. Ir istorija visą tai laiko savyje ir yra tam tikros išlygos, pavyzdžiui, buvo tam tikros bažnyčios, kurios buvo diktuojančios ir tam tikros bažnyčios taip pat aukos ir tam tikros bažnyčios aukos, bet iš tikrųjų mes suprantame, kad šitas purifikavimas, krikščioniškas purifikavimas turi didžiulę įtaką nacionaliniam formavimui ir tai nėra produktas diplomatinių manevrų. Tai iš tikrųjų parodo mums, kad bažnyčia yra visada su mumis per visus laikus. Mes turime legalius formalumus, taip, teisinius formalumus, mes jų laikomės, bet svarbiausia yra mūsų tikėjimas. Ir išganymas. Dažniausiai oficialiuose tekstuose šio klausimo laikomasi taip, kad ar nepraras žmogus savo sielos, ieškodamas tų tiesų arba išganimo. Ir ar nebus taip, ir mes jau tą matome, kad kai kurios bendruomenės gali prarasti tiesą, prarasti šviesą ir jos nebematyti. Ir labai dažnai būna taip, kad siekiant tos tariamai tiesos mes esame skirti nuo evangelinės tradicijos ir tiesos. Tai ta diskusija apie jurisdikcijas, ji vyksta dabar ir toliau, ir kai mes žinome, kad Kiprė jau pradeda skalauti jūrą mūsų pėdas, ir tada klausimas, ar tu skalauja mano pėdas, ir atsakymas yra toks, kad tai yra radikaliausi ekleziastiniai tekstai. Ir taip, tai yra galia, kuri transformuoja iš dominavimo į kategorijos tiesiog buvimo. Ir tokiu būdu bažnyčia gali inkarnuoti tas tiesas, tas prasmes. Čia mes kalbame taip pat apie galią. Ir svarbiausia, kad po truputį tas, kurio pėdos buvo skalaujamos, jis gaudavo galiausiai sostą. Ir tokiu būdu tai yra centras eucharistinių reikšmių ir tokiu būdu buvo gaunama galia. Ir tada šio proceso metu pasikeisdavo ir kalba, tapdavo teisinė. Taigi, tai yra svarbiausia, jeigu mes norime matyti tą pasikeitimą žodžio jurisdikcijos reikšmės prasme. Nes kaip tiesiog žodis jurisdikcija
gali skambėti teisiškai, tačiau pagrindinė jo reikšmė yra skirta apibriežti tam tikrą visų mūsų pastoracinę atsakomybę. Centrinė problema yra tokia, kad žmonės, kurie siekia tiesos ir tikėjimo, turėtų vedlį. Ir mes suprantame, kad jeigu jie turi vedlį, tai jie kartu su visa savo šeima gali siekti tos tiesos. Ir mes negalime to ignoruoti, kad žmonėms to reikia. O vedlys ideologiškai, jeigu mes kalbame apie vedlį, jis konstituciškai mes negalime, arba tas ganytojas mes negalime jo suprasti niekaip kitaip, nes ganytojas turi būti visą laiką pagal kanoninius tekstus su žmogumi, jis atspindi visus priimamus sprendimus, o klausimas iškyla toks, imperatyviškai. O kokie bus santykiai ekleziastinėje platformoje, kaip iš tikrųjų ir kiek ganytojas prisiema savo tą atsakomybę ir kiek jis yra įtakotas, jeigu mes kalbame apie ekleziastinį gyvenimą. Juk viskas gali nutikti ir visiškai be perspėjo. Tai vat toks klausimas iš tikrųjų labai mus domina ir labai domina pasiekmes ir kas prisiims tas atsakomybės. Taigi mes galime dabar lokalizuoti tą tragediją, kuri šiuo metu vyksta mūsų ekleziastinėme pasaulyje ir tos pasiekmes, siaubingas pasiekmes, su kuriomis susiduria žmonija. Pastoralinis santykis yra visada toks santykis, kuriame mes įžvelgiame pažeidžiamumą. Ir tai normalu. Mes suprantame, kad tai yra statistinė magnitudė. Ir tokiu būdu mes atsidūrime naujoje kanoninėje situacijoje. Kiekvieną kartą. Tai yra tam tikra forma pastoralinė barbarizmo. Ir mes susidurime su to barbarizmo pačioje institucijoje. Nes mes matome, kad yra tam tikros prielaidos tam, kad sužibėtų toks barbarizmas, kurį mes matome dabar. Simbolis autoriteto tokiu būdu nurodo mums, kas yra kankinys, kokiame kontekste mes esame ir užtikrina dominavimą. Ir taip pat evangelinis žodis. Kas nori būti iškilus tarp jūsų, tai mums rodo tą radikalią ekleziologiją. Ir kiekvieną kartą, kai institucija pamiršta tas biblinės tiesas ir bando veikti logiškai, tada mes pakartojame tą neleistiną klaidą. Mesgi tą išgyvenome per tiek šimtmečių ir tai yra sakramentali eucharistė ir tokiu būdu administratyvinė struktūra, geografiniai, teritoriniai pasiskirstimai, jie visą laiką diktavo mums, kaip mes galime elgtis. Ir tai yra iš tikrųjų susiję labai ir su mūsų komuna, su mūsų bendruomenė. Ir tokiu būdu ekleziastinio gyvenimo dar gilesnę reikšmę mums atskleidžia ir mes ją pamatome. Ir tokiu būdu mes matome, kokios yra ribos žmogaus gyvenimo. Ir tai yra simbolis, ta eucharistinė, tai yra simbolis vienybės. Dabar grįžkime prie Ukrainos. Šis
Ukrainos pavyzdys demonstruoja mums autentiškumą ir autentiškumą ekleziastinio gyvenimo. Ir kaip jie iš tikrųjų švenčia šventąją liturgiją, kaip jie užduoda klausimus, atsako į juos ir hipotezės, visas ekleziastinės hipotezės atmeta. Ir šie žmonės tikrai siekia Dievo ir būti su Dievu. Ir labai daug metų negalėjo turėti sakramentalios komunos. Ir be abejo, tai yra skandalas mūsų pasaulyje, evangelinėme pasaulyje. Taigi, jeigu Eucharistija yra absoliutus kriterijus, pagal kurį mes galime įvertinti bažnyčią ir komunos kokybę, tai iš tikrųjų mes iš asmeninio konteksto galime suprasti su mūsų, pavyzdžiui, kaimynais, mes galime suprasti, koks yra totališkumas viso to. O šiame būtent lygmenyje tai įrodo, kad ekleziastinė jurisdikcija iš tikrųjų funkcionuoja kaip ministerija, kaip sprendimo priėmimas. Ir tai iš tikrųjų padeda. Ir vietoj to, kad apribotų ir vietoj to, kad gniaužtų, kaip tik išlaisvina. Jauni vyrai ir moteris tikrai jiems sudėtinga dalyvauti ekleziastinėse diskusijose ir jiems turbūt nėra suprantamos tos diskusijos. Jaunimas tiesiog nori pajausti Dievą savyje ir būti su Dievu. Ir tokiu būdu jie nori, ieško kažko dar esencialaus, kažko tokio susijusio su nacionalinė ideologija, kažko, kas nebūtų dirbtina, bet kas būtų tikra. Ir dabar klausimas, kuris iškyla, kaip dažnai Eucharistija pasitarnauja mums ir nefunkcionuoja kaip traumuojantis reiškinys, arba kaip dažnai Eucharistija, pavyzdžiui, yra primetama vien dėl diplomatinių sumetimų ir politinių arba geopolitinių sumetimų, o ne dėl dogmatinių ideologinių priežasčių. Konceptai, apie kuriuos aš kalbėjau prieš tai, labai dažnai tie procesai, apie kuriuos aš kalbėjau prieš tai, jie kartais yra labai supaprastinami mūsų visuomenė. Jie yra sumenkinami, jie netenka galbūt savo reikšmės žmogui. Bet mes esame su jumis dabar Vilniuje, dinamiškame, istorinėme mieste, kuris žino, kas tai yra identitetas, kas yra istorinis atgimimas, kas yra atgimimas po opresijos, po okupacijos. Ir iš tikrųjų tai yra labai gyvas miestas. Tai ne tik yra romantinė nostalgija kai kuriems žmonėms, to aukso amžiaus, kurio galbūt net neįvyko. Iš tikrųjų, Vilniuje irgi vyko labai daug istorinių įvykių ir irgi buvo identifikavimas su pasaulietinėmis vertybėmis ir tos išorinės pagundos pakeitė istorinį periodą. Ir tokiu būdu mes matome va dabar Vilnių tokį, koks jis yra. Ir tada mes grįžtame prie klausimo, kurį sąžiningai turime užduoti. O kaip egzistuoja bažnyčia šiame kontekste?
nes yra gražios blizgančios kaukės klerikų, bet kokie mes esame kaip bažnyčia, kaip žmonės, kaip tie, kurie einame su Dievu, kokie mes esame ir ar mes sugebėsime užgydyti savo gilias žaizdas. Kokia jurisdikcija bebūtų ir kaip jurisdikcijos reikšmė besikeistų, labai svarbu, kad visa tai vyktų filantropinėje platformoje. Ir kiekvieną kartą, kai mes kalbame apie ekleziastinę jurisdikciją, užduodamas klausimas, kiek tai padeda žmonėms pasiekti savo tikslų. Dabar, pavyzdžiui, Ukrainoje labai gerai funkcionuoja ši jurisdikcija su savo skausmo skizmomis ir žmonių tragedijom. Ir siaubingas suvokimas ateina visam stačiatikių pasauliui. Ir mes turime tiesiog pažvelgti šitam siaubui į akis drąsiai. Ir tam, jeigu mes norime, kad mūsų bažnyčia turėtų ateitį 21 šimtmetį amžiuje. Ir taip iš tikrųjų tai diktuoja mums irgi, kad mes turime nebijoti. Pirmiausia, bažnyčia pilna fobijų, uždaryta, užsisklendusi savyje, negali pasitarnauti šiame istorinėme kontekste. Ir tokiu būdu tokia bažnyčia negali nieko pasiūlyti pasauliu, kuris kenčia, kuris yra kankinamas. Taigi mes turime pradėti būtent nuo šio taško. Jeigu mes turime optimizmą, kažko tikimės, mes turime tikėjimą, tai reiškia, kad mes žinome, kad žmonijos istorija visada yra įvairialypė, bet bažnyčia niekada neapleidžia žmogaus bet kokiais istoriniais periodais, momentais, kas bevyktų. Ir tokių būdų mes turime iš savo žmogiškosios silpnybės pakilti ir apreikšti tą bažnyčią, kurį sugeba padėti net ir tokių baisių periodų. Kiekvieną žmogų mes turime nuvesti prie Dievo. Mes tą suprantame. Kalbame čia ir apie Jėzaus Kristaus laisvę ir išlaisvinimą. Tai galų gale žvelgiame į mūsų ekleziastinį tikėjimą, ko mes tikimės, kokia yra mūsų ekleziastinė viltis, kokia yra mūsų ekleziastinė istorija. Tai paliečia mus labai giliai ir vėlgi paliečia mūsų žaizdas. Ir be abejo, mes siekiame pilno jų užgydymo. Mes siekiame tos transcendentijos ir geografinės jurisdikcijos, kuri padės mums tai padaryti, atlikti. Taigi, be abejo, mes suprantame, kad ta jurisdikcija egzistuoja ir ji manifestuojasi kaip empirinė savastys. Ir tokiu būdu ir meilė transformuojasi nuo kažko, kas konkuruoja tarpusavį, iki to, kas vienas kitą priema besąlygiškai. Taip ir Vilnius mums demonstruoja tos istorinius pokyčius ir demonstruoja, kad tai yra įmanoma ir kad bažnyčia iš tikrųjų neša tiesą ir transformuoja visus procesus ir kad visiems tikintiesiems mes galime parūpinti tai, ko jie ieško ir siekia. Ir tai yra tiesiog centrinė ašis mūsų jurisdikcijos ir pačios bažnyčios prasmės ir esmės.
Ir vat ta reikšmė iš tikrųjų iškyla tik tai nuo istorinės reprezentacijos Jėzaus Kristaus, kuris yra su mumis ir vakar, ir šiandien, ir per amžius, ir visada. Taigi, toks akordas, tai yra galimybė rytojui, viltis rytojui. Ir tai egzistuoja ir teologiškai, ir istoriškai, ir autentiškai mes galime ją pavadinti ekleziastišką. Dėkuoju už jūsų kantrybę.